iš sąvaržėlės. Į dviratį. Sveiki, mėlėjai planetos gyventojai. Šiandieną bandysime pirmą blyną socialinio eksperimentų. Šiandienos iššūkis - sąvaržėlę paversti į dviratį. Bet jūs turbūt klausėt, kad tu net sąvaržėlės neturi. Būtent. Pirma užduotis - einam ieškoti sąvaržėlės. Labą dieną. Šiandieną turiu neįtikėtiną iššūkį. Man reikia iš sąvaržėlės tiksliau paversti į dviratį. Ar galbūt jūs turite vieną sąvaržėlę, kurią galėtumėt padovanoti šitam iššūkiui. Valio. Ačiū Jums labai. Gražios dienelės. Viso. Ei. Ačiū Pegasui. Mes turim sąvaržėlę. Mėlyną. Aha. Nani? Girdėjot, moteris sakė, Jėzus Kristus, tas jaunimas. Va, manau, pats tas galime eiti į juvelyrikos parduotuvę ir bandyti kažką iškeisti. Labą dieną, panelė. Šiandien aš turiu neįtikėtiną iššūkį. Man reikia iš sąvaržėlės gauti dviratį. Ar gal turite kažką pasiūlyti, į ką mes galėtumėm iškeisti šią sąvaržėlę? Į bet kokį tai daiktą. Tiesiog neįsivaizduoju, kaip padaryti. Nieko kaip neturiu. Aha. Nu jo, čia aš į juvelyrikos parduotuvę atėjau su sąvaržėlė, tai nelabai ką ir iškeisim. Bet kokiu atveju, ačiū Jums, gražios dienelės. Pirmasis ne. Šiandieną dar tokių daug bus, bet reikia pasiruošti. Labą dieną, merginos. Turiu neįtikėtiną iššūkį šiandieną ir man reikia štai šią sąvaržėlę iškeisti į dviratį. Ar turite kažką, kas galbūt būtų didesnis arba šiek tiek geresnis už šią sąvaržėlę? Saldainis? Nu gerai, bandykim. Ačiū Jums labai. Pasitikėsiu Jumis ir pabandysiu iškeisti. Gražios dienelės. Turim saldainį. Einam į saldainių parduotuvę su saldainiu. Visiškai nieko. Turime antrą, ne? Kol kas 2-1. Tai realiai nėra taip blogai. Einam bandyti toliau. Labą dieną. Nu ką čia mes galim su Jumis pasikeisti? Labai geras klausimas, man irgi smalsu ir įdomu. O, Raktų pakabuką. puiku, keičiam. Jums saldainiukas. Ačiū labai, gražios dienelės, viso. Dėkui. Viso. Raktų pakabukas. Ei, geras. Šitas visai naudingas dalykas. Apsaugos darbuotojas nieko nesako, vadinasi filmuoti galima. Prieš darant šitą challenge aš sakiau savo tėvams, kad aš šitą darysiu ir jie man sakė nu juk negalima čia toj parduotuvėj filmuoti, čia toj tave išvarys. Mama, žiūrėk, aš videologeris ir manęs nieks neišvaro. Eurokos. Labą dieną, panelė. Šiandien aš turiu neįtikėtiną užduotį. Iš sąvaržėlės aš turiu gauti dviratį. Šiuo metu aš turiu raktų pakabuką. Ar jūs turėtumėt kažką pasiūlyti, ką mes galėtumėm iškeisti šitą daiktą? Turite mėginukų. Mėginukai. Ačiū Jums labai. Dėkoju, gražios dienelės, viso. Kam čia yra? Smoothing rich cream. Žodžiu, net nežinau, kam jie čia reikalingi. Esmė yra, kad reikia juos iškeisti. Į ką man juos iškeisti? Einam čia pamėginti. Ten vienas vyras, viena moteris. Mums reikia moterų, nes vyras bus skeptiškas. Ką man tų kremukų dabar čia? Nereik man tų kremukų. Reikia moteryčių. Kiek teko dirbti man pardavimų sektoriuje, parduoti moterims yra daug lengviau. Kažkaip labiau linkusios moteris pirkti, išlaidaut, man taip atrodo, arba aš prie tokių dalykų būdavau. Mašinų detalės, aišku, tu niekam neparduosi. Tiksliau, moteriai. Maži šansai. Bet kai aš dabar turiu kažkokių mėginukų, apie kuriuos aš pats nežinau, tai, tikrai ne vyrui aš įsiūlysiu šitą. Labas! Aš šiandieną turiu iššūkį. Man reikia iškeisti. Aš jau nuo sąvaržėlės esu šiaip pradėjau, tai aš turiu šitų mėginukų. Aš turiu iš sąvaržėlės iškeisti į dviratį. Tai man reikia iš tavęs bet ko, ką tu gali duoti geresnio arba didesnio negu šie mėginukai, kuriuos tikrai galėsi panaudoti. Čia yra, tiesą pasakius, net nežinau kam,
Bandžiau skaityti, bet ne visai sėkmingai man sekėsi. Tai gali būti bet kas. Pamėginkim. Rankų kremo? Ta prasme ant rankos? Gerai. Iš mėginuko į mėginuką. Nu, ei. Wow, wow, wow. Nice. Tu esi amazing. Ačiū tau labai, man vos į rankas telpa. Iki. Labas. Gerai. Wow, labai dosnu, labai ačiū šitai paneliai. Man vos į ranką telpa, aš atsirėmęs čia į striukę, kad mane iškristų. Iš šito reikia daug paimti, čia yra geras labai treidas. Norėčiau parodyti, bet jeigu pakelsiu iki kameros, greičiausiai, kad išmesiu. Eik tu. Sudaužiau vieną. Gerai, varom iš čia. O todėl ir nenorėjau jums parodyti, nes dabar ten biški šlapia. Bet kvepia. Tikrai nuoširdžiai atsiprašau Akropolio darbuotojų ir kad gadinu jūsų inventorių. Tačiau ši užduotis yra visai ne juokas. Ir ją reikia įgyvendinti. Nice. Labą dieną. Bet vėlgi gal turite kažką pasiūlyti man, į ką mes galėtumėm apsikeisti, išsikeisti? Čia mane, žinokit, tik tai filmuoja, nesijaudinkit. Nieko ne, kas saldainių nori. Oi, ne saldainiuko, aš kitiem neįsiūsiu. Ačiū jums labai. Gražios dienelės viso. Jo, suprantu, kad ne visi tikrai nori filmuotis, bet nu ką padarysiu. Taip, tai ką mes čia turim? Amber Dust. Kvepia. Citrusiniai tokie, sakyčiau. Rankų kremukas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rankų kremukai, tarp kitko. Ir 4 purkštukai. Nemažai. Darus karštoką, manau reikėtų nusimausti striukę ir bandyti laimę toliau. Svarbiausias mano daiktas, automobilio raktelį. Pasidedam striukę. Šlapi pažoka netgi ant tiek jaudinos, nieko tokio. Manau, pasiliekam tą striukę. Gal kad šitas mažiau matytus. Ir šiaip žiauriai fainas striukė. Nežinau, kažkaip fylinu, žinai. Ką? Paprakaituosim biškį daugiau, bet būsim sutrikyti. Prislėpsim šitą mikrofoną ir... Reikia iškeisti į kažką. Davai, varom. Gintariukai. Ką čia? Į gintarį, jeigu iškeistų. Labą dieną. Šiandien aš turiu labai neįtikėtiną užduotį. Aš pradėjau nuo sąvaržėlės. Šiuo metu aš turiu 7 rankų kremukus ir 4, to leiskit atrasti. Nesikuklinkite, man labai įdomu, ką turit pasiūlyti. Apyrankė. Neįtikėtina. Wow. Aš priimu jūsų pasiūlymą. Ačiū labai. Gražios dienos, viso geriausio. Mes turim apyrankę. Su dobiliuku, 4-lapiu, vadinasi sėkmė mūsų rankose. Čia visą mielą merginą tokia dirbdavo, reikėtų pakalbinti 2 mielos merginos. Nu, einam, pamėginsim. Labą dieną. Ar nieko tokio, jeigu aš ir save pafilmuosiu ir... Žinai, kas esu? Mes kaip būnam ir jūsų susitikimuose. Supratau. Šiandieną nesumašinom su kokiu kitokiu tikslu. Pradėjau nuo sąvaržėlės. Šiuo metu aš turiu va tokią apyrankę, kas yra tikrai wow, nesitikėjau, kad iki čia daeisiu. Bet žinai, ko man reikia? Man reikia galiausiai gauti dviratį. Ar būtų, ką tu norėtum iškeisti į šią apyrankę? Tai galėtų būti bet kas kažkoks tai dalykėlis, kurį aš galėčiau vėliau dar kartą iškeisti. Dabar galvoju, ką galėčiau iškeisti. Kas tai galėtų būti? Būtų dar smagiau, jeigu pamatyčiau kada nors tave su šitą apyrankę. Žinoma, galima bus pamatyti. Rimtai? Aliejų. Wow! Wow, wow, žinoma, žinoma. Ačiū labai. Jūs pažiūrėkit, kokia vertė yra
šito aliejaus. Kuo tu vardu? Linija, ačiū tau labai. Iki, ačiū tau taip pat. Pamatysiu su dviračiu, nes mes irgi turim. O, tai galėsim prasilėkti. Davai, gerai. O, kaip miela, malonu. Man padėti? Žinoma. Tuoj, čia reikia... pusės, jo. Aha. Trauk. Kaip cute. Liuks, ačiū labai. Visą. Iki. Sėkmės toliau. Dėkui. Wow. 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 Mes turim 20 eurų vertės aliejų. Tačiau panašu, bet mūsų sėkmė pasibaigė ties čia. Kad ir kiek kartų bandyčiau, gaudavau atsakymą tą patį. Ne. Bet taip lengvai pasiduoti mes negalim. Reikia ieškoti atsakymą. Galbūt reikia važiuoti į kokį turgų. Ten vis tiek žmonės jau pardavinėja dažnai savo daiktus ir jam nebūtų taip gaila gal keisti. Bet turgus vyksta tik savaitgalį, o mums yra duotos 24 valandos. Išrašinėjau daugybei dviračių savininkų, iki kol mes radome laimingąjį. Važiuojam pasiimti. Ką, atvažiavom? Labą dieną, Deividai. Sveiki. Čia mūsų dviratukas jau laukia. Tai va, čia jum, manau, panaudosit, geras daiktas. Tikrai taip. Taip, ką mes čia turim. Goodyear dviratukas, padangėlės tik ož. Ir abi dar prisipūtė. Eina savo. Eina savo, tai ne kiauras, ne? Šokį lėkį. Ką? Varau, prasimėginsiu prasivažiuot. Šaika. Turim dviratuką, kurį iškeitėm iš sąvaržėlės. Šitą dviratuką aš savo nepasiliksiu. Manau, atrasiu kokius vaikučius, kurie gal kiek sunkiau gyvena ir neturi ko pasidžiaugti. Tai kažkur tą dviratuką aš nuvešiu ir padovanosiu vaikučiam. Ačiū labai Deividui, kad jis sutiko ir priėmė mūsų šitą pasiūlymą. Opa. Perfekt. Jeigu ką, kelioniai. Ačiū tau labai, buvo malonu. Iki. Ir štai mes esame Klaipėdoje, Mogiliovo rajone. Ir pagaliau radom tinkamą kandidatą šitam dviračiui, tai yra mama Giedrė. Bus dviratukas naudojamas jos dukrytės, tai jis keliaus į sodus, jinai su juo važiuos iki tvenkinių ir džiaugsis. Tai va, aš irgi džiaugiuosi mūsų iššūkio vaisiais ir kad jie nenueis veltui, o vis dėlto kažkur ir dar naudą padarys. Tai tikiuosi, kad jums šitas video patiko. Dabar laukiu Giedrės. Sveiki, Nojus. Giedrė. Malonu. Prašau, mūsų iššūkio vaisiai, iškariautas dviratukas keliauja jums. O mums lapkričio mėnesį pavogė dviratį, dukra taip nusiminė, sakau, žinok, dabar prieš žiemą, ką mes Jo, nu va, žiūrėkit, kaip fainiai. Oi, ačiū jums labai. Ačiū jums, svarbu, kad naudotų ir džiaugtųsi. Nu va, nėra už ką, iki malonaus, viso. Nieko mainais net nežinau. Nereikia, svarbu šypsenos. Tai va, draugai, tokie mūsų iššūkio vaisiai. Ačiū, kad žiūrėjote, man šis iššūkis labai patiko ir tai tikrai yra wow, pirmas video mano naujam kanalui. Tikrai važiuoja. Nuvažiavo Giedrė su mūsų dviračiu. Tai jeigu jums patiko, draugai, paspauskit like, paspauskit subscribe ir tikrai dar ne vienas toks video laukia. Aš esu laimingas. Tikiuosi jumis nors kiek irgi tokiais padariau ir iki kitų kartų. Nojus atsisveikina.